Sveiki, mėly bičiuliai, su jums sveikinas jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais ir juos pakomentuoja bei paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį pasirašė praėjusią savaitę Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis suskystintų naftos dujų akcizas nuo kovo bus sumažintas daugiau negu 23 kartus, nuo 304 eurų iki 13 eurų už toną. Taip pat panaikinti apribojimai dėl žymėto dyzelino naudojimo žemdirbiams. Primenu, kad šis nustatytas akcizas sukėlė didžiulį nepasitenkinimą. Dėl to degalinių tinklas Jozita čekiuose pradėjo nurodyti, kad naują akcizą už perkamą buitinių dujų balioną įvedė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partija ir už tai sulaukė didžiulio palaikymo socialinėje erdvėje, o valdžia šią verslą pradėjo kaltinti paramą Rusijai. Na, o vėliau pasirodė valstybinė mokesčių inspekcija. Inspekcija nurodė, kad čekiuose esanti informacija apie valdančiųjų partijų įvestą akcizą buičiai neatitinka reikalavimų ir liepė ją pašalinti. Tačiau Jozita vadovas ne tik šių užrašų nepašalino, tačiau dar pradėjo dalinti žmonėms Seimo narių balsavimo rezultatus, kurie balsavo už keliamą akcizą. Taip pat prieš šį akcizą labai stipriai protestavo ūkininkai atvykę į Vilnių su traktoriais, kurie dėl to visuomenėje taip pat sulaukė didžiulio palaikymo. Sausio pradžioje Lietuvos verslo ir pramonininkų konfederacijos paragino vyriausybę atsakingai vertinti neigiamą naujojo reguliavimo poveikį konkurencingumui šalyje įvedus gerokai aukštesnį suskystintų naftos dujų akcizą nei regione. Ir kągi, valdžiai nebuvo kur dingti, tenka akcizą mažinti. Tačiau kas atlygins visus patirtus nuostolius dėl tokio įvesto aukšto akcizo? Kur dingo valdžios pasisakymai, kad toks aukštas akcizas padeda kovoti su Rusija? Kaip bebūtų, ši istorija tik dar kartą parodo, kaip reikia sugebėti pakovoti už teisybę, o mums primena, kaip reikia atsakingai rinkti asmenis į valdžią. Iki.